O jinai taip Grietinė maniškiai, jeigu pagauna, tai indelį hop, hop, hop. Ane? Bet čia sumuštiniai tai visų vaikų turbūt maistas, nes jie prabėgdami mėgsta juos tiesiog. Kažkur kažkada. Mes vėl eteryje. Sveiki visi. Labas vakaras. Sveiki visi. Tai va, šiandieną norėtume plačiau pakalbėti apie plaukų priežiūrą namuose. Būtent kaip pasirinkti plaukų priežiūros priemonės, kokius įrankius naudoti ir kaip visą tai taisyklingai atlikti. Šampūnai pirmiausia ir plaukų kaukės. Jeigu galvą plaunat kiekvieną dieną, tai tada reikėtų pasirinkti kasdieniniam naudojimui šampūną. Žmonės galvoja, kad plaunu kas antrą dieną, tai jau tada reikia giliai valančio, nes jau riebaluojasi. Tai tikrai ne. Tikrai užtenka kiekvienai dienai skirto šampūno, nes su šampūnu mes nuplaunam odos apsauginį sluoksnį. Tai saugokim savo odą. Balzamai, kondicionieriai yra reikalingi būtinai po kiekvieno plovimo, nes mes su jais uždarom plaukus, ar ne? Yra kompanijų, kurios jau dabar gamina kaukės, kondicionierius ir balzamą viename, kaip tai jau nėra šampūnas du viename, bet priklauso nuo išlaikymo laiko. Tai dažniausiai būna drėgmę palaikantys balzamai tokie. Ką tu galvoji, Indrė? Aš dar galvoju, kad ar jūs patarėt klientėms, sakykime, sezoniškumas, ar yra pas jūs tema, kad žiemą daugiau maitinanti linija, o vasara būtų drėkinanti? Ar čia pas jūs jokio skirtumo, nes aš dažnai paminiu, kad kadangi šalta lauke, viduje sausa, tai to reikia biškį plaukų maitinimo, o vasarą daugiau drėgmės. Aš galvoju, kad pas mus Lietuvoje būtent tinka ir drėgmę palaikantys šampūnai. Jeigu bėgu į darbą, darbe sausa, perdžiūvęs oras, namuose sausa, perdžiūvęs oras. Lauke sausa minusas. Pas mus tos tokios žiemos, jos dabar nėra labai šaltos, ar ne? Tai kad mažiau elektrintųsi plaukai, iš tikrųjų aš gal siūlyčiau pakaitalioti truputėlį ir maitinančio, aišku, reikia, ir drėkinančio. Drėgmę palaikančio, nes, kaip kalbėjom praeitam laive, kad šampūnai tiesiog jie yra skirti išplauti plaukus. Visą šitą dalyką daugiau daro balzamai ir kondicionieriai ir kaukės. Taip, aš dar norėčiau truputėlį irgi įsiterpti šitoje vietoje, nes ir pati pagal savo plaukų, sakykime, struktūrą ir esamą situaciją pastebėjus esu ir klientam, tai realiai pasiteisina, kad naudoti netgi turint namuose, pavyzdžiui, 2 atskirus šampūnus, ar ne, ir kas, sakykime, kažkoks tai šiek tiek švariau išplaunantis, ar ne, šampūnas, kurie būna purinantis plaukų šaknis, kažkokią apimtį suteikiantis, ar ne, ir ypatingai moterims tai būna aktualu, kada būna tam tikros ciklo dienos, mes tikrai pačios pajaučiame ant savo odos, veido odą daugiau pariebėjus, ar ne, tu jautiesi lik nešvarus, lik negerai, tai va tokiais atvejais tikrai esu atradus tų, kaip sako, mažų tipsiukų, kada tu gali apeiti savo organizmo ir hormonų disbalansą, išsiplaudamas plaukus tiesiog kitą priemonę. Ir va toks 2, sakykime, priemonių pakeitinėjimas namuose, man jis irgi va visai patinka, nes yra tam tikrų atvejų, kada tau reikia šiandien išeiti, tau reikia puresnių plaukučių, ar ne? Tai mes tą šaknelę norime pakelti kažkiek, pasirinkame kažkokį tai šampūną, kuris yra skirtas apimčiai didinti, ar ne, o po to kasdieniai priežiūrai vėlgi naudojame. O pavyzdžiui, jeigu aš išsiplaučiau galvą 1 kartą į savaitę su giluminiu šampūnu, 1 kartą, ne, o jau, kaip sakau, į galvą plaunu 2 kartus, neužtenka man 1 kartą tik tai išsiplauti, tai plaunu su giluminiu šampūnu, sekantis kartas išsiplaunu su spalva. Bet turiu omeny tuo pačiu metu. Išsiplaunu su giluminiu, tada su spalvai palaikančiu ir paskiau dedu arba kondicionierių, arba kaukę. Aš manau, kad irgi labai gerai, nes pravalai skalpą. Šiaip giliai valančių šampūnų, jeigu nenaudojant formavimo priemonių, tai aš rekomenduočiau atsisakyti ir tokius šampūnus naudoti tik
prieš vakarėlį, prieš balių, kur tau bus šokiai, dainos, estrada, kur bus daug judesio ir taip toliau. Kodėl? Todėl, kad giliai valantys šampūnai mes žinom, kad jisai atidaro daugiau Taip. plauko žvyną. Ir kai yra plauko žvynas atidarytas, jeigu mes kartą per savaitę, nenaudojant formavimo priemonių naudosim, mes jau pažeidžiam plauką ir jisai tada gali pradėti prastėti jo kokybė. Tiesiog. Nesvarbu, kad mes uždėsim kaukę, balzamą ar kažką, nes iš esmės po giliai valančio šampūno kaukę dėti aš jau nematau prasmės, nes prieštarauja vienas kitam, kaukė uždarinėja, jinai bando primaitinti. Aišku, jeigu retkarčiais tą padaryti, Kartais aš turiu omeny, tai toksai- galbūt ir nieko, gal žvyną atidaro, gal kaukė daugiau ten, sakykime, prasiskverbs, galbūt. Jeigu tai būtų tonuojanti kaukė, tada aš sakyčiau taip, prieš tonuojančią kaukę galima, tada geriau įsiskverbs pigmentas, kažkur jam bus daugiau vietos prikipti. Bet tikrai, jeigu to nedarom su tonuojančia kauke, tai gal nereikėtų. O jeigu naudojam, sakykime, šampūnas yra spalvai saugoti, o kaukė tiesiog maitinanti. Galima taip, ar reikia visą liniją, kad būtų vienoda? Šiaip geriau gal, sakyčiau, vienodžiau, nes yra formulė sukurtos taip, sudėliotos taip, kad vienas produktas paruošia kitam kelią ir užbaigimą padaryti, ar ne? Aš todėl klausiu, nes mano yra klienčių rate, kaip kurios, pavyzdžiui, sako, šampūnas jai per sunkus, kaukė labai gera iš tos pačios linijos. Tiesiog jai šampūnas per sunkus ir jinai norėtų šampūną imti lengvesnį tiesiog, nes jai labai užriebaluoja šaknis, iš jos pasakymo, o kaukė nori pasilikti tą pačią iš anos linijos. Aš, pavyzdžiui, bet tokiu atveju, tai va sakykime, tada tokiu bent jau atveju. bandom parinkti iš to pačio gamintojo. Taip, tai čia Bet to pačio gamintojo kažkokį kitą šampūną, dėl to, kad vėlgi tas gamintojas bent jau aišku, gamintojas gamintojui nelygų, sakykime, bet su tais gamintojais, kuriais dirbi, dažniausiai būna irgi pasidėlioja, pasikonsultuoja, ten labai nedidelės dalys sudėdamųjų dalių, sakykime, ar skiriasi ir visa kita, tai kažkaip tekia, kad tikrai yra tie šampūnai, jie tada panašios gamybinės linijos turbūt ir su tais, kaip sakyti, jau to vieno gamintojo vis tiek gal geriau sužaidžia, jeigu tai tokiu atveju. Taip, tu teisi, tokį būdą. nes tas pats gamintojas turi keletą šampūnų, linijų, keletą balzamų, kaukių ir taip toliau. Ir skiriasi sulfatas šampūne. Nes, kaip ir sakiau, premium klasės, jeigu yra sulfatas, taip jisai atrodys sunkesnis, nes jisai yra labiau saugojantis mūsų odą, mūsų plaukus ir gali atrodyti iš tikrųjų, kad riebesnės šaknys. Tai dažniausiai tokius dalykus padaro maitinimą, paruošimas tam grupę ir kalbėjau. Arba dar papildomos įdėtos priemonės, kažkokio tai aliejai esantis, galbūt tiesiog tam žmogui, jo odai yra netinkamas tam tikras aliejus, ar ne, ar tam tikras sudėdamoji dalis, kad ir maža dalelė, kad ir pačioje pabaigoje ingredientų sąraše jinai bus, bet gal vien jis, sakykime, Gali būti tas pats aliejus, sakykime, jeigu jisai yra sunkus, jisai yra tvirtas, neeterinis aliejus, tai jisai taip iš tikrųjų gali tą tokį sunkumą duoti. Nes aš labai dažnai sulaukiu iš klienčių, kad jai ta pati viena linija gaunasi per stipri, tai nori. Nes tiesiog yra jau ir paruošimas odos, ir tas kaukės, sakykime, uždėjimas ar balzamo, jau gaunasi per daug tų maitinimų, visokių tų aliejų pridėtų. Tai dėl to toksai ir gaunasi svoris. Jeigu jau yra toks atvejis, kada jau klientas, sakykime, dažnu atveju tikrai, kada plaukas jau yra pakankamai prisotintas drėgme ir to aliejais visais ir visom sudėdamosiam dalim, ar ne, atstatytas tas baltymas, tai jisai ir nebereikalingas šiandien dienai. Didelę dalį šampūnų tikrai mes dėl to ir rekomenduojam įsigyti mažas talpas, ar ne, kad seriją pabaigus, ar ne, šampūną su kauke, tu jį pabaigiai, tau šiandien dienai tiko ir patiko ir galbūt jo gana. Ir galbūt šiandien dienai tau reikėtų grįžti prie kažkokios tokios ne tiek stipriai atstatančios linijos. Ir šiaip reikia kaitalioti, ne visą laiką būti
ten tik maitinti, gali po pabaigus savo tą buteliuką pasikeisti kitą, kad nepriprastų pats tas plaukas. Taip, atstatantys šampūnai, sakykime, atstatomąsias savybės turintys šampūnai, ar ne, kur paruošia plauką atstatyti, regeneruoti ir turi kaukės. Tai šitas šampūnas, jisai labai tinka iš karto po dažymų, po cheminio procedūrų. Jeigu jų buvo daug daroma, sakykime, ir cheminis, ir dažymas, ar tai sruogelių dažymas kažkoks, ar ne, tai vis tiek juos jau reikėtų panaudoti kažkurį laiką, o po to jau pradėti drėkinti arba maitinti, vėlgi pagal poreikį. Tai čia tokie pastebėjimai. Labai svarbu, aišku, yra, kaip mes šukuojam plaukus, kaip juos plėšom, su kokiais įrankiais tą darom. Ką jūs esat pastebėję iš klienčių, kurios naudoja šepečius, šukas, ar jos paklausia, kas joms labiau tiktų? Nelabai iš tikrųjų klausia, kažkaip šukosios tokios lieka kaip tam antram, trečiam plane, tai dar atkreipia dėmesį į plaukų džiovintuvus. Kažkaip toks vienas iš variantų, kad tas plaukas nepersausėtų ir nepasidarytų visai kaip šerys, kaip sakau, sausas ir išdegintas, nes dažnu atveju taip naudoja nuo senų laikų kažkokius likusius, užsilikusius arba mažuliukai ten degantis oras pučiasi iš jų, jie visiškai neprofesionalūs, tai bent jau tada stengiuosi patarti irgi, kad geriau įsigykite, kad ir netokį brangų, bet profesionalų įrankį, jisai turės savyje geresnių O pas mane yra klienčių, kurios tikrai yra jau pasirinkusios grinai savo šepečius ir net yra tokių buvę variantų, kad palauk, aš pati prasišukuosiu, įsitraukia savo, nes sako, man jisai... O čia nepriaugintų plaukų savininkės, netyčia, ne? Nes priaugintos tai taip. Yra priaugintos, kurios turi, bet yra pas mane kelios, kur turi savo ir prasišukuoja, kad joms nepešt, nes labai jautrios. Netgi plaunant galvą, jos yra jautrios, plaukai dideli, ilgi, mėgsta veltis, tai jau jos atsirinkusios jau savo, tai aš tiesiog tai, priemu, žmogus tiesiog ant tiek nori, savaip, tai aš leidžiu. Jos iš pasiruošia turbūt tam, kad bus šukuojamos iš tikrųjų. Taip. Tada tą pešimą vėlgi jaučiam kiekvienas skirtingai, kaip pats šukuoji, peši savo, tai tu taip nejauti. Bet kitas kaip peštelė, tai gali pakilti iš kėdės. Aš pilnai suprantu tas klientės. Tai aišku, pas jas šepečiai turėtų būti silikoniniais danteliais, be jokių burbuliukų ant galų. Tie tokie plonyčiai dantukai, kurie tikrai nepeša, o jeigu susivelia plaukai, jų jokių būdų negalima tempti žemyn. Ir jeigu taip atsitinka, kad tikšt, reikėtų tada tiesiog pirštais ištraukyti į šonus, netgi ir klientėm namuose, kad tų tokių susivėlusių plaukelių, aš juos vadinu draugiškais plaukais, jie sukimba, taip, susidraugauja ir vienas kito paleisti nenori. Tai kai tą daro, tai tiesiog juos tada pirštais paimti, ištemti ir į šonus, ne aukštyn, ne žemyn, bet tiesiog. Ir jie labai gražiai pasileidžia. Taip. Ir papildomai dar paliekamus kondicionierius pasipuršt kažkokias tai priemonės, kurios atpalaiduoja tą plaukelį. Ir kad šukavimas būtų, jeigu jie kai yra drėgni, sakykim, tai ne nuo šaknų, o pradėti nuo galiukų, tada kilt po truputėlį viršų, nes tada lengvesnis šukavimas, tai šitą irgi visiom pabrėžiu ir pasiema jo savo kailį ir tada... Bet tikrai praktikoje nedaug, bet vienus plaukus tai tikrai tokius turėdavau, kur klientės su jais daryk ką nori. Galima jo šviesinti, galim jos roguoti, galim jos vieną spalvą dažyti, nesvarbu kokią kaukę tu uždėsi, kaip jie atrodys kriaukliai, kad jie yra visiškai atsipalaidavę, tarp pirštų slysta, bet juos tik nugrėži vandenį ir jie sukimba. Ir taip susidraugauja, kad jų nepradžiavinės šukuoti nebandyk. Ir nedrįsk, nes tai yra tikrai jau. Irgi darau taip, kaip tu sakai, aš pirmiausia tada pradžiovinu, taip, ir tik tada pradeda jau, kaip sakoma, ateiti tą... Bet ir klientas tave geriausiai žino ir pažįsta jo, nes etapas, nes šiaip tai labai
tokių plaukų yra labai nedaug, iš tikrųjų didžioji dalis pasileidžia Bet, ir atsipalaiduoja su jo. purškus priemonė ir šukuojant silikoniniais šepečiais, ar ne, tais ilgai šereliais, kurie skirti yra būtent dregnam plaukui šukuoti. Taip. Bet yra vienetai tų, kurie net ir natūralūs susidraugauja vienas su kitu. Labai. Taip. Bet dar yra toksai variantas, kad didžioji dalis klienčių irgi nežino, kaip dažnai reikia plauti šepetį, kaip jį reikia prižiūrėti, kuo jį išplauti. Tai ką jūs rekomenduojat tokiu atveju, ką jūs sakote? Aš sakyčiau, su savo šampūnu įsiplauti. Tobulas pasiūlymas. Taip, nes sušampunavus jį ir tada tiesiog turėti kažkokį tai papildomą šepetėlį, įrankį kažkokį tai, su kuriuo tu gali taip atsipalaiduoja ir plaukučius, ir šampūnas. O išplauti tai reikia plaunam galvą ir plaunam šepetį Norėjau sakyti, kartu su savim. Su plaukais išsišukuoti. Taip, tai tokie. O sakykime, kaip jūs galvojat, kodėl įsigyja profesionalius šepečius, ne šepečius, bet fenus, atsiprašau, klientės vis tiek ateina su tokiais, palintais plaukučiais. Todėl, kad jos nežino tikros džiovinimo taisyklės, kaip džiovinti. Taip. Tiesiog, kad pirmiausia, aš asmeniškai dabar, kaip aš džiovinu plaukus, aš joms pasakau, kad jeigu čia yra saugu, tai kaip aš mokinu, tai nežinau, galėsit man pasakyti, ar čia gerai, ar čia blogai. Žodžiu, kad pirmiausia reikia drėgmę išpūst, normaliai išpūst drėgmę, kad būtų vėjelis stiprus, o karštis mažiukas, vidutinis. Tai grinai išpūsti visus tuos plaukučius, o tada jau sekcijom ir kad būtų karščiausias, bet vėjas mažiausias. Ir pats paskutinis etapas praeid dar su šaltu. Mano tokie pasiūlymai. Ir pamokos, ir pati. Aš realiai irgi visą laiką rekomenduoju iki 70% daugmaž drėgmės išsidžiovinti plaukučius, juos prasipūsti, taip, ir aišku, visą laiką reikia stengtis nuo pat pradžių, tai daryti plauko augimo kryptimi. Taip. Bet jeigu to nepavyksta, ar ten nori tiesiog prapūsti kažkaip vienaip ar kitaip, viskas ten dar tvarkoji, tačiau pabaigai būtinai, jeigu turi galimybę ir naudoja apvalų šepetį, ar ne, tai viskas labai gerai, bet jeigu nenaudoja apvalaus šepečio, gink Dievą, kad nepasimtų to visiškai uždarų galų ir neuždarytų tiesiai plaukų džiovintuvo į plaukus, su juo sudegindami. Nes taip tada. Tai plauko augimo kryptimi mano klientės visos puikiai žino, kad jos atėjusios gaus pamokėlę, parodysiu ir kaip taisyklingai laikyti šepetį ir kaip plaukų džiovintuvo, kuria kryptimi laikyti, kad plauko augimo kryptimi tiesiog užfiksuoti ir priemonę paliekama kažkokią, kokią mes naudojam, kad karščio pagalba, kad nuo karščio būtų apsauga ir tą tokį, kad karšto vėjo, tai čia yra tokių mylėtojų, žinai, nusiperka gerą feną, tada sako, aš karštų vėjų belenkaip, man kad būtų greitai ir aš tada labai graži ir bėgu. Ir tada kas gaunasi galai? Liūtas. Čikšt. Aš už, kad įsidžiovinti belenkaip, aš ir pati taip džiovinos. Bet pagrindas yra vidutinis karštis. Taip. Ar tu tempą paimsi greitesnį ar lėtesnį, tai vėlgi čia nuo mūsų tempo priklauso. Moterys yra pas mus gražios, plaukus išsipučia, susitvarko, pasišukuoja, viskas gerai. Tolimesnis darbas yra mūsų. Jeigu jos pradės daryti šukuosinas namuose, ką mes veiksim? Taip, sunku ir tą ranką, ir pačiam meistrui būnant, tai vėlgi trumpesni plaukai yra vienaip, ar ne, ilgesnis ilgis, tai paprasčiau prižiūrėti visada buvo, trumpesniais plaukai šiandien dienai, ar ne, aš pati ir taip, tą išsifenuot, kad ir tu esi pats kirpėjas, kur gali klientui visada suformuoti ir be jokių problemų savo ranką, savo, tai yra gerokai sudėtingiau, bet įmanoma padirbėjus ir nenaudoji tada tiesintuvo. Tiesintuvo atsisakius, tada gali tikrai turėti sveikesnį plauką. Tai taip, kad jos gali savęs nekankinti, ten taip labai stipriai pasitvarkyti, gražiai atrodyti, geras kirpimas, geras dažymas ir svarbu, kad būtų vidutinis vėjas, vidutinio karščio ir šaltas pabaigai, kad uždaryti plauko žvyną, kad kuo mažiau patektų nešvarumų, nes išėjus į gatvę mes iš karto, aišku, gaunam visą puokštę nešvarumų ir tiesiog taip tada daugiau pasaugoti plaukus,
nuo tų visų tokių išorinių veiksnių, nes saulė, vėjas, lietus, dulkės, švinas, kuris yra dabar užterštas oras, tai ypatingai, sakykime, didmiesčiuose, mažuose miesteliuose gal mažiau to nešvarumo, bet didmiesčiai, tai mes čia kenčiam nuo to švino. Tai va, dar kas liečia orą, tai kad žiemą neišbėgtų ką tik išdžiovintais plaukais, dar šiltais, karštais į lauką į minusinę temperatūrą, nes to vėlgi ten įvyksta reakcija nepageidaujama ir pridengti tos plaukus tiek vasarą, tiek žiemą. Iš tikrųjų, žiemą pridengti nuo šalčio, vėjo, o vasarą nuo saulės. Ir dar šiaip esu ir girdėjusi tokį dalyką, kad jeigu grįžti namo po lietaus sušlapęs, tai irgi būtinai nepalikti jų tiesiog džiūti, o reikia prasidžiovinti pačiam. Net ir rekomenduoja kai kuriais atvejais išplauti, nes šiandien dienai mūsų atveju būna rūgštus tie lietus ir jie geriau pridengti plaukus, tenktis pridengti juos. Bet jeigu, sakau, jeigu sulytas netikėtai, tai... Kaip ir po baseinų reikia išplauti būtinai, kaip ir po lietaus labai sulyto, nes ir plaukų slinkimas prasideda, ir spalvų iškraipimas prasideda nuo šitų visų dalykų, kurie, sakykime, tokie išoriniai, kur tikrai nei meistras kaltas, jeigu kažkas pavyko, nes ypatingai būna taip, kad ką tik nudažyti plaukai, lietus, skėčio nėra ir sako, man kažkokia tai spalva šį kartą buvo netokia. Tai todėl ir buvo. Arba net ir vyrai dabar jau, kaip sakyt, grįžtant, pasako, kad kažkas atsitiko su mano plaukais, kažką pakeitė su priemonėm, o po to pasiklausti, kad jis jau lanko kuris laikas baseiną. Viskas. Taip, o baseine nedaplauna, išplauna, dar grįžta į kokį darbą tą pačią dieną. Taip. Ir tie plaukai viskas, taigi jie tam tame chlore. Dezinfekcinės medžiagos, jos yra iš tikrųjų agresyvios ir su jom jas reikėtų nuplauti. Ir, sakykime, pasaugot ne tik plaukus, bet ir galvos odą, nes tai nėra gerai. Tie dalykai, kad jie liktų. Lendam po dušu, ne šiaip savo. Aš irgi turiu tokių klienčių, sako, aš dėduos kepurėlę, bet dažniausiai per tą kepurėlę ten vis tiek... O dar visai nesenai su viena klientė irgi diskutavom, kad jinai turi geras priemonės, gerus šampūnus susipirkus namuose, bet į baseiną nešasi nusipirkus bet ką iš mamos. Atsiprašau, man iš prekybos centro, bet ką nusipirkus iš prekybos centro, ar ne, nešasi ir... Sakau, ne, brangioji. Tai jeigu jau šitaip, tai nepataupyti reikia ir tada jau net, sakyčiau, tą geresnę priemonę svarbiau neštis į baseiną ir po jo uždėti tą paliekamą priemonę kažkokią. Tai, aišku, dar variantą kaip alternatyvą, nežinau, ar aš čia labai teisingai ar nepasielgiau, bet kiek suprantu ir pažįstu, sakykime, tam tikrus produktus ir juose paliekamose produktuose, ypatingai visokiose aliejukose esančius silikonus, ar ne, yra vieni, kurie lengviau išsiplauna, kurie sunkiau. Tai netgi, taip pat pamaščius, padėliojus, sakau, vis tik gal tu to aliejuko, kuriame yra to stipresnio silikono, kuris sunkiau pasišalina su vandeniu, prieš eidama į baseiną užsidėk. Kad truputį, visai toksai gal truputėlį, sakau, tau bent kažkiek, ta prasme, kažkiek padės, nes jisai vis tiek jo ir paskirtis yra viduje sulaikyti drėgmę, iš išorės neįleisti kažko, tai ir ne, ir gal negauna to vandens, nors aišku, vėlgi ta sąveika su visais chemikalais, kokie naudojami vienam ar kitam baseine, tai mes irgi nežinom, kokios jos iki galo gali būti, kaip vis tiek nerekomenduotina, bet... Nes blondinių plaukai dažnai irgi nuo to chloro pakeičia spalvą. Labai. Esu turėjus gražų dažymą, ateina po savaitės, net pažįstu. Mes po kelionių dėl to ir stengiamės su klientėm, jeigu žino, kad tikrai važiuosi į kelionę, į šiltus kraštus, bet kokiu atveju, sakau, ilsėsies prie baseino, dėsi kepuraitę, norėsi pasipuošti vakarę, tai taip, tam kartui pasitvarkysi, užsidėk kažkokią tai kaukytę, lengvą balzamą ar šampūnų prasiplauk, ar ne blondiniai, skirtų mėlynų, bet tada užsiregistruojam dažymą, kai grįši. Tada tu būsi vėl graži, o jeigu prieš atostogą sutvarkysime jūs, prasmės nebus. Nėra. Taip, ir spalvos nusiplauna daug greičiau. Taip. O kaip pasirinkti dabar klientui šampūną, jeigu jis, sakykime, neišdrįsta vis dėlto klausti pas meistrą, nes mes mėgstam viską žinoti patys. Mes patys esame ekspertai, mes esame teisėjai, treneriai, kas tik tai nori.
Kaip jūs galvojat, ką tada geriausiai pasiūlyti klientui? Na, manau, kad šiai dienai yra labai daug internetiniai plotmėje įvairiausių, tu gali neklausti konkretaus meistro. Yra begalė parduotuvių, kuriomis, sakykime, kad ir meistrai pardavinėja, ar ne, vieni ar kiti, ir gali įeiti, pasižiūrėti bent jau pagal plauko struktūrą, pagal daugmaž ko jam trūksta, ko gali reikėti, kad rinktųsi bent profesionalius produktus, o ne visai tą, kaip sakyti, paprastą prekę esančią prekybos centre. Bet jie kitą kartą vis tiek nusirenka kažkaip. Taip, nematęs plauko mes ir patys būname. Suprantat, kodėl taip atsitinka? Aš galvoju, todėl, kad yra sudedamosios dalys, vėlgi, ingredientai. Pasiskaičius marketinginį aprašymą, taip. Mes matom labai gražius dalykus ir klientas toj vietoj ir susimauna. Nes jisai galvoja, kad jam bus labai gerai, kad jam tikrai tiks, kad jam labai tikrai patiks ir plaukai bus vau. Kaip dabar atskirt, kad ar tinka šampūnas ar ne? Veido kremą mes užsitepėm ir pajaučiam. Per riebų, per sunku, nieko nejaučiu, ar ne? Ant plaukų yra sudėtingiau pajausti. Tinka, netinka. Tai pirmi požymiai yra niežtėjimas, riebumas atsiradęs. Jo. Lygiai tas pats yra su procedūrom, su kaukėm, tiek pas meistrus, tiek kitur. Būtina pasakyti, atėjus pas meistrą, kad žiūrėk, man kažkas nepatiko, kažkas susivėlė, kažkas taip neturi būti po procedūros, plaukai turi būti daugiau mažiau šilkiniai, nebent jie yra labai pažeisti ir ten meistras jau pasakys, kad jūs šiek tiek laiko turėsit tokius plaukus, bet jeigu naudosit šį šampūną, jums ar kaukę, jums pagelbės, ar ne? Tai toks yra pasiūlymas, sakyčiau, ar ne, klientams, ką dar galim tokio pakalbėti apie šitus mūsų šampūnus, labai visus. Aš asmeniškai, kaip tvarkau savo klientės arba klientus ir kriauklėje plaunu, aš dažnai būna pasakoju, ką aš dabar darau. Tiesiog, šitas šampūnas skirtas tam ir tam, dabar tave kirpau, mačiau, pas tave atsirado šiokios tokios ten dėmelės, tau tiktų toks ir toks šampūnas. Ir jie labai patenkinti. Tai kai pas mus ateina, tai viskas yra tvarkoje, bet jeigu nedrįsta klausti, ką tada? Jeigu nedrįsta klausti, mano kaip kurie taip pat nedrįsta, aš pati sakau. Ne, jeigu pastebiu, tai irgi. Ir jie labai patenkinti ir turėjau tokį variantą, kur atitaikiau ir grįžo ir sako, kaip ačiū, sako, kiek laiko aš pas jūs lankausi, anksčiau nieko nesakėte, žinai, o dabar pasakėt pats. Taip, kiti žmonės net nemato. Netgi sako, ačiū už rūpestingumą. Yra žmonių, kurie nemato ir nelabai supranta, kad pas jų galvoje vyksta tam tikri procesai turbūt, ar ne? Ir ypatingai pagaušiniai daryti. Aš turėjus tokių klienčių, kurios net nelabai pačios lyg pajaučia, kad kažkas paniešti, bet nesupranta, kas ten įvyko. Tai vėlgi, aišku, tas vienas išplovimas pas mane kėdėje, jis gali ne viską nulemti, bet vėl, dažnai būna, kad jau į vakarą pasijaučia ir pačiam klientui pats pojūtis, ar ne, galvos vados, ypatingai yra jautresnis žmogus. O jeigu ne, tai kažkokiu tai mėginėliu tada turbūt atsirinkimui bandyti nusipirkti geriau negu imtis tas didelės talpas ar pasikliauti nuolaidos šaukiniu, kuris šiandien dienai yra toks intensyvus ir prognozuoja 70% nuolaidą ir dabar iš savo klienčių tikrai gauna žinučių, kad jau dabar jos pasitikė, tiki ir visa kita, tai o šitą ar galiu pirkti? O žiūrėk, kaip manai, o šitas ar man tiktų? Sakau, žinokit, aš kaip už kitą gamintoją negaliu atsakyti, bet sakau, šiandien dienai skaitydamas, sakau, to gamintojo prašymą, aš, pavyzdžiui, net nematau gamintojo šalies. Tai vėlgi turiu įtarimų, kad tai gali būti produktai, kurie yra naudojami ir perkami ir pilstomi neaišku kur. Kaip atsirinkti, pavyzdžiui, sakykime, lygiai tas pats ar ne, į pigesnių prekių parduotuvės nuėjus žemesnės kainos ar ne, didelė dalis būna šampūnų, plaukų kaukių be apsauginės pakuotės, be apsauginio kažkokio tai ar ne užklijavimo. Tai ką mes žinom, kada įpilta, kas ką įpylė, kur įpylė, ką padarė. Tai šitas vienas toks dar kertinis yra dalykas iš tikrųjų, kuris ir visai neseniai dar savo paskyroje taip pat dalinausi, kad kokie yra negeri dalykai ir nesusipratimai, kai prisiperka iš
trečių, ketvirtų ir vyriausių kitų šalių gamintojų visiškai netikrą produktą, padirbinį. Tai vėlgi. Tai va, Ir gero prekinio ženklo gali nusipirkti šopę padirbinių, tai čia mes irgi neapsaugosim nieko. Ne, tai tiesiog žmonės turi patys labai Rinktis domėtis, rinktis, Tikrai. pasitikėti savo meistru ir turbūt protingiausia, jeigu atėmėm iš meistro laiką, tai pas meistrą ir nusipirkti. apie ką kalba, nes aš tai taip iš tikrųjų kategoriškai, jeigu manęs ateina ir klausia, aš iš karto ir pasakau, kuo aš paprekiauju, aš galiu atsakyti klausimus ir Taip, nes svetimų pasiūlyti, gamintojų bet aš jeigu neturiu. jūs man Taip, kaip aš kalbat, išgvildensiu. aš nueisiu ten ir aš galiu pasimti tą, aš tikrai atsakau, aš nežinau, nes aš jo net nebandžius. Taip, jeigu nebandytas produktas, kaip Galiu, gali va, kas pas mane lentynai, galiu papasakoti išsamei. patarti. Aišku, ir būna dar tokiu atveju retkarčiais tikrai, kada netitinka. Tiesiog, vat, klientas plauna ir jaučia, kad jam nepatinka tas pojūtis ir neplaukia. Taip ir taip nutinka. Nutinka tokių dalykų, mes esam visi skirtingi, todėl ir turim kažkaip sugebėti, dar ir pats atsirenki, nes ant savo galvos mane užtenka viską išbandyti. Aišku, praeina testų, bet Ir vėlgi, jeigu, sakykime, tau tiks, tai tam netiks, kitam gali tai kaip ir netikti. papildai, ar vaistai, ar visa kita, ar ne, taip irgi būna. Dar dabar mačiau variantų, iš tikrųjų, aš pati neišbandžiau jų, bet mačiau, kad jau ir populiarėja. Iš ties tą pačią šilko medžiagą deda ant tam tikrų metalo ar kažkokių konstrukcijų ir sausą plauką suvinioja ant to šilko ir vat, po 4-5 valandų sako, kad jis jau tada įgauna savo tą linkmę gražią bangą. Nežinau, nebandžiau. Pati asmeniškai tutorialų mačiau kažkokių, tai vat, kiek čia tos teisybės ir kiek paslėptų, nežinau dalykų dar šitame. Aš žinau dar tokį bairį, mūsų lietuvės moterys mėgsta būti gražios visur ir kelionėse. Tai į Turkiją nuvažiavę, jos susisuka plaukus ant tualetinio popieriaus. Ir visi viešbučiuose buvo nustebę, kaip tik po lietuvių, taip ir tuščia popieriaus nėra. Aš savo laiku mokykloje norėdama gražių bangų sukau ant laikraščio. Švinas į plaukus. Taip, tie plaukai žinokit, tokie aš kieti, žinokit, jie išbandžiau. tikrai kieti, ta prasme, pasidaro ryte. Atrodo, kaip formavimo priemonių pridėta. Nes iš laikraščio viskas ir mes darydavom bangelės, zigzagais, viskom, taip, susukdom, čia reikėjo būti visom gražiom. Bet patikėkit, aš pati pabandžiau susukti ant tualetinio popieriaus, nustebino. Labai gražiai susisuka, banga lengva ir jinai labai gražiai sušukuoja. Tai mūsų moterys tikrai, kaip ir kažkada minėjau, jos yra kūrybingos, išradingos ir yra nerealios. Geras. Gali prisigalvoti, ko tik tais. Ko tik dėl Reikia, grožio nereikia. nepadarysi. Tikrai taip. Tai va, o ką dar galim prisiminti iš tokių gerų laikų, tarybiniais laikais, vėlgi grįšiu, tai buvo pagrinde pas moteris skuduriukai ir popieriukai. Tai vat, gal iš to laikmečio jos ir nusinešė į tą Turkiją, tą tualetinį popierių, bet tualetinis popierius jisai susiriša labai gerai. Taip, ir įsidrėgmė labai gerai Ir labai sutraukia, sutraukė drėgmę, ištraukė iš plauko drėgmę. Ten fantastika. 10 minučių, 15 ir žiūrėkit, jūs turite šukuoseną. Jo, bet yra dar ir kitas kampas, kai ten moteris vat, vis tik buvo ir klientė viena, kuris sugalvojo nueiti pasidažyti plaukučius. Ten būnant atostogų metu ir žinokit, grįžo, bijojom, ką darysim. Nebuvo jinai tiesiogiai mano klientė, ten kolegės mama, sakykim taip, bet plaukučius šaknelę patepė su milteliais prie šaknies ir išleido. Aišku, išleido visiškai auksinę, bet jos plaukučiai visą laiką būdavo balinami su pasta. Taip. Tasme, balinančia priemonė kažkokia jo, ne kreminiais dažais, su pasta, bet milteliais arba pasta, bet balindavo ir tonuodavo ją, nes labai tamsi natūraliai. Tai toj vietoje jinai atėjo pas mane prašydama pagalbos, sako, ten nenueisiu aš dabar pas savo kirpėją, kažkur kažko, bet turiu išvažiuoti greitai irgi vėl į užsienį, sako, gal tu man gali bent kažkuom padėti. Tai žinokit, aš nuoširdžiai bijau prisiliesti prie jos plauko, nes net drėkinanti kaukė, kaip sako, maitinanti, galbūt galėjo plauką palikti kriauklėje. Nes šaknelė pašviesinta, ji pašviesėjus ir pratepta buvo tolyn, tai kur pratepta, ten visiškai banga per visus plaukus dviem. Plaukas praradęs visišką struktūrą.
Oho. Vietomis nutrūkęs, va čia va vietomis net nutrūkęs ties smilkiniais, visiškai nukritęs, nutrūkęs, tai ten, sakau, minimaliai mes tiesiog patonavom, kad patvarkytą vaizdą ir po to jau sakiau, žinokit, turit kaukės, balzamus kažką dėti, bet nepersistengit irgi, jeigu pajausit, kad trupa plaukas ir jau pasidaro per sunkus, tai vėl gali jisai nutrūkti, bet jau vat, tiesiog sako, kas man šovė galvą, nesuprantu. O kita buvo nuvedusi dukrytę, kad supintų kasytės ir po to, kaip reikia išimti tas kasytės, neaišku, kokiais klijais priklijuota. Man buvo panašu, kai atėjo, kad tai buvo karšti klijai. Galvose, jo, sulipintos. Tai tiesiog teko ten apkirpti, prieš tai, aišku, tam tikrose vietose dar buvo ten likę tų klijų, tai po to jau suolėjai, šalinom lauk, bet, nu, vat, po truputį išimant, bet va, tokių va dalykų tai tikrai reikia neeksperimentuoti iš tikrųjų, nes jo, jie nelaukia kliento grįžtančio antrą kartą pas save. Jie dirba čia ir dabar ir didžioji dalis galbūt yra net be praktikos, tik atsistėda jo, pasamdo žmogų kažkokį tai ir viskas. Taip, kaip ir kai kuriuose šalyse, žiūrėkit, vos ne gatvėj, net ne vos, bet gatvėj pina kasytės, ar ne, tai ar čia dabar taip... Nei higienos nieko. Jo. Neaišku, ką ten ir kaip. Tai apie šukų dezinfekciją ir išplovimą, tai jau čia net kalbos, rankas ar nusiplauna. Rankas nusiplautos. Pas mus, sakykime, jeigu plaukas jau stalčiui ir jau klientas nepatenkintas, ar ne? O ten galiu sėsti drąsiai ir net jokių minčių, kad kažką galiu parsivežti gero. Būtent. Tai va, tai reikėtų tikrai būti atsargiam šitoj vietoj. Ir neparvežti nei mums, nei savo, nei artimiesiams į namus nieko. Važiuoja atostogauko. Taip, reikia nedaryk eksperimentų. Ir tiesą sakant, dar iš tų, sakykime, kelioninių atvejų, tai vienas iš tokių dalykų, kad jeigu yra galimybė, savo plaukų džiovintuvą būtų geriau pasimti. Su savim. Ten yra prastai. Nes tie džiovintuvai, kurie yra viešbučiuose, jie tikrai yra netinkami mūsų plaukams. Visiškai netinkami. Ten tiesiog net kvapas, kai jį pradedi pūsti, net jaučiasi kvapas. Didžiausias nešvarumo kiekis viešbučio kambaryje yra būtent vonioje esančio džiovintuvo viduje. Taip, filtrą. Nes toks būna degėsis. Bakterijų ir viso kito ten. Nes taip, jisai juk traukia, per vieną pusę išpučia orą, o per kitą įtraukia. Tai čia turbūt logiška. Čia tokie miniukai. Tai va, tai taip. Tai žiūrėkit, dabar kaip ir kalbėjom, ar ne, į kelionę žmonės išvažiuoja, kaip jiems elgtis. Aišku, viešbučiuose šampūnų būna, bet ar jie tikrai yra geri, ypatingai kai žinom, kad klientės mūsų dažosi plaukučius pas mus, saugojamės tos plaukučius, tai ką pasiūlytumėm jom nusivežti, kaip nusivežti, kokias priemonės vežti svarbiausia į tas atostogas savo, ar į vieną, ar į kitą šalį. Tai svarbiausia, kad tai būtų su SPF apsaugom, tiek plaukams, tiek galvos odai. Ir kad tas plaukas nebūtų taip deginamas, tai aišku, dėvėti tam tikras skrybėlės, kepuraitės. Taip, jeigu tai yra vasaros sezonė, tai taip, bet jeigu, pavyzdžiui, žiemos sezonu ar bet kokiu kitu keliauja ir nebūtinai va, poilsinė kelionė, galbūt daugiau į kažkokią tai turistinę ar kokią tai kitokią, tai jo, tokiu atveju rekomenduoju išties mažų dydžių talpas arba net mėginėlius pasimti iš tų pačių profesionalių priemonių ir dažnai tikrai paprašus pas savo meistrą ar kur perkiesi, ta prasme, parduotuvėje tam tikroje, sakykime, ar ne, mažų dydžių kelioninių rinkinių tikrai būna ir jie labai praverčia visą laiką, pavyzdžiui, klientai patariu bent kartą savaitę, jeigu ypatingai tai yra šiltų kelionių atostogos, kur saulė ir jūra, tai kaukytę vieną dienelę bent jau užsidėti būtų labai gerai. Jeigu neranda tam laiko, tai vat, paėmus tą mėginėlį gerą kaukytę savo turimą. Aišku, tie mėginėliai visi yra tobula, bet mes tikrai nežinom, kada klientas važiuos ar ne, tai jisai jau gali ir per metus pasirinkti, per pusmetį ten pasiimti, gal turi mėginėlių, nes ir mes ne visada jų turim. Tai tiesiog pasirūpinti iš anksčiau. Tinka ir su saulės apsauga, ir nuo sūraus vandens tas pats šampūnas tikrai regeneruojantys šampūnai, tobulai, drėkinantys šampūnai, balzamai.
jau paimti bent balzamą ir tada jį palaikius keletą minučių duše, kol būna, tikrai jisai suveiks labai neblogai. Vilma, kaip tau atrodo? Čia vienam kartui pasipurškite, tam kartui, va, jeigu tu ten nori, kad ta galvytė būtų... Tie šukuosenai suteikti. Šiaip aš aplamai uždrausčiau sausą šampūną pardavinėti, nes gali žmogus prisidaryti tiek reikalų, kad mažai nepasirodys. Sausas šampūnas yra sukurtas meistrams daryti šukuosenom, kuodam ir taip toliau. Jo negalima purkšti labai arti odos, jį tik tai ant plaukų, kad mes turėtume formą, tekstūrą, bet tikrai neišsigelbėjimas, sakykime, nuo susiriebalavusios odos. Aišku, naudoja klientai, viskas labai yra, naudoja. Jo, labai yra pamėgta, bet tikrai nerekomenduočiau to piknaudžiauti. Aišku, perka žmonės sausus šampūnus ligoniams, dėdukams į ligoninę. Jisai padaro ką? Jisai išsausina ar ne ir ten tas, nežinau kaip su pragulom, ten visais tais kitais dalykais, bet sakau, yra baisu. Tai dabar vaistinėse yra atsiradę kepurėlės, kurios iš tikrųjų drėgnai kažkaip išplauna plaukus. Girdėjau apie šitą, girdėjau. Jo, ir tikrai klientė sakė, pasiteisino, nes ir vienos ir kitos mamos gulėjo ligoniniai, sako, žinai, uždedi tą kepurytę ir iš tikrųjų išsiplauna stebuklingai, bet tai yra nevaikštantys žmonės, tai yra jau tikrai su bėdom. Tai jeigu mes turim rankas, kojas, tai gal tos 2-3 minutės tikrai nepakenks ir kažko nepakeis. Galų gale geriau neplauti tos galvos, pasidaryti tokią šukuoseną, kad tai būtų amerikietiškas variantas žvaigždžių, riebaluotos šaknys, galai pagarbanoti. Viskas. Ir išeinam kaip žvaigždės. Ne, tikrai yra atveju, kada gali pasiekti tos plaukus, kitų kampų jos pašukuoti. Vėlgi, ko labai dažnai nerekomenduoju, bet jeigu jau matai, kad tikrai sudėtinga yra situacija ties šaknimi ir turi namie gofriuką, tai prie šaknelės labai švelniai neperkaitinant to gofriukų galima jau geriau truputį pasidaryti kažką. Nesakyk, kad švelniai su gofriuku, nes... Pamatot, klientės jo to nesupras, žinot, čia kiekvienas turi savo supratimą, jo, gerai, tada jau geriau nepasakot. Nes tam tikrais atvejais tikrai... Aš turėjau klientę, kuri darėsi šukuoseną pas meistrę su gofriuku. Gofriuką po metų dar vis matom ant jos plaukų. Oho. Kas buvo padaryta? Kaip buvo padaryta? Net ta pati vargšė meistrė nežino. Sako, kaip aš taip sugebėjau padaryti? Aš nežinau. Man dar taip nepavyko. Ačiū Dievui, galvoju, ir gal nepavyks. Bet kažkas... Galvos odas užlygė, ta prasme, ar plaukas. Plaukas ir yra gofruotas. Jinai per ilgai užlaikė, sudegino. Gal užsikalbėjo, O gal prieš tai papurškė kažkokią tai stipresnę... Aš galvoju, kad priemonę papurškė stipresnę. Turėjo papurškti. Ypatingai, sakykime, tos pačios šaknų pudros, kurios būna atkelt nuo šaknų padarytai dideliai tekstūrai, kur labai retu atveju galima naudoti tam tikrom specifiniam šukuosinom, ar ne. Tai jos tikrai sąveika su karštu įrankiu yra viskas. Tikrai. Yra viskas. Jau ją tada tik tais, nežinau, ten jeigu su karštu įrankiu užlydysi, tai praktiškai nuo plauko nenuvalai. Tai prikepinim. O jeigu dar be karšto įrankio ir klientės po tokių atveju, kai sako, irgi su tom šukuosenom nuvyksta į kažkokius seminarus, pabūti modeliais, kažkokios šou ir visa kita, tai jau ginkdie, nešukuokit. Nešukuokit to plauko, nedrasykit, pritepkit daugiau visokių kokio kondicionieriaus atpalaiduojančio plovimo metu, būna aliejų paleidžia, bet jau reikia irgi žiūrėti, bet irgi reikia labai atsargiai, nes yra labai plona riba, kada tas aliejus gali dar labiau viską sukabinti ir sulipinti putulą, kur tu nieko nebepadarysi. Taip pat, nes... Tai tokių yra įdomių dalykų, ar ne? Jo, visokių tokių, kad vienas ar kitas atvejis nėra niekur kažkoks nukirstas ir aiškus, o mes tiesiog būna kraštutinumai ir būna kaip galim iš jų išeiti, o tam tikrais atvejais tiesiog keli pasirinkimo būdai. Aš taip pagalvoju, kad kartais mūsų klientės yra tiek drąsios,
tiek drąsios, jos tiek visokių dalykų gali išbandyti prisiskaitę internete, bet atėjusios pas meistrą, jos net nepasakys, kad jos kažką panašaus darė, kad jos kažką ten prisigalvoja kaukių, prisidėjo kažkokių ir tada reikia spalvą padaryti, ar tą patį cheminį sugarbanoti, kur paskui, o bože moj, arba susisuko per 3 sekundės, arba nesusisuka po valandos. Tai čia, ta prasme, nesupranti, kas atsitiko, kodėl taip yra, lyg tai praeitą kartą gerai buvo, šitą kartą jau nebegerai. Tai gal tikrai tų eksperimentų mažiau? Ne, tiesiog yra tokių variantų, kai ateina, sėdi kėdėje ir tau tiesiog mato, aš, pavyzdžiui, kitą kartą pati turbūt daugiau bijau negu tas klientas. Ir pradeda man sakyti, tu nebijok, aš buvau ir mėlyna, aš buvau visokia, aš buvau įsidėjus ant galvos pati ten kažkokius miltelius, sėdėjau 2 valandas ir tu pažiūrėk, aš dar su plaukais. Ir aš galvoju, gerai, ką reikia tada daryti su tavimi, jeigu tu tokia, supranti, stipri. Ekstremalė. Stipri. Va taip, jie patys tiesiog žmonės, jie nori ekstremo. Jiems paprastai nepatinka. Tai kas yra su spalvom, tai viskas gerai. Sakykime, yra tie tokie kaip kondicionieriai dabar ten ryškios tos spalvos. Bet kaip jie papasakoja, tai tu kartais galvoji, kur aš buvau, kur aš mokiausi. Toks pastovi žalis. O jinai pasakoja, kad jinai visko pridarius ir aš vis dar su plaukais. O tu matai, kad nukris. O tu man aiškini, kad čia yra pavojinga. Kas pavojinga? Taip, ir mes kaip meistrai pasiėmę, darydami šukuoseną, ar ne, galim tikrai panaudoti gerokai aukštesnę tą temperatūrą per visą 20-30 laipsnių, dėl to, kad mes matome, jaučiame, kokiu tempu praeiti, kaip ką padaryti, o pats klientas dažnu atveju, ypatingai norėdamas banga savo susisukti, bet ką irgi pastebėjau, kad garbanų susisukimas namuose su karštu įrankiu, nesvarbu, ar tai būtų tiesintuvas, tiesinimo žnyplės, ar tai būtų vadinama morka, ar ne, kuri turbūt klientų yra patogiausia ir prieinamiausia, šiaip lengviausia pasiformuoti, kai išmoksta, bet reikia visur saiko. Neperlaikyti, neišlaikyti, neužkepinti plauko ir taip. Ir vis dėlto gal geriau, kad klientis tiesintųsi plaukus tikrai ne 180, 220, o kokiu 160 ir geriau 2 kartus per tą pačią sruogą, bet greitesnių judesių, kad tiesiog neužlaikytų, nepalaikytų, kad nenukepintų, nes po to yra jau neatstatoma, laukiam tik kol ataugs. Taip, tada jau tik lūžinėja jie. Nes dažniausiai ir matosi, kaip ateina blondinės ir ypač, kaip būna ir su kirpčiukais, kurios nori tų kirpčiukų labai tiesių ir juos net, kai kitos pasakoja, prasiplaunu ryte, prieš einant ir kažkiek prasidžiovinu, o užbaigiu greitai, žinai, prasitiesinus, tai dar jeigu jisai šiek tiek ir drėgnas ir dar su to karšta žnyplė, tai ten Tai va tokia atveju dar sakyčiau, kad yra vienas iš geresnių alternatyvų, tai va šitam atveju tai naudoti karšto oro formatuvus, ar ne, kurie iš karto turi ant savęs tą šepetį, bet vėlgi su jais reikia labai labai atsargiai elgtis ir jau nesvarbu, kad gamintojas traktuoja, kad gali drėgną plauką su juo džiovinti ir tai atstos tau džiovintuvą. Ne, ten yra karštesnis gerokai oras, didesnis srautas, jis yra arčiau, nes tavo šepečio viduje jau eina karštas oras. Tai jau tada formuokite tikrai pradžiūvusi plauką, beveik sausą, nes ir trumpai. Nesudeginami. Kuo greičiau, kad praeitų, kad tik tai užbaigimui, užformavimui. Jo. Nes vėlgi, bet sakykime apie tas apsaugas nuo karščio, tai jas vis dėlto reikėtų naudoti saikingai, nes išsiplaunam galvą, ten aišku yra apsauga, tai reiškia aliejus, silikonas ir taip toliau. Tai jeigu perpurkšim, persistengsim, tai klausimas, ar padėsime aš čia savo gražiau atrodyti ar ne. Taip, kad visur saikas, konkrečiai saikas. Persistengti iš tikrųjų, nes. Jo, formavimo priemonės taip pat saikas, nepersistengiant, kaip dažnai būna dažnu atveju lako, ten neišplausi net giliai valančių šampūnų per 5 kartus, tiek tikrai nereikėtų naudoti.
Nes, mūsų plaukai yra mūsų plaukai, mūsų oda yra mūsų oda ir saugokim save, saugokim gamtą su aerozoliniais lakais ir visais kitais dalykais. Dar yra toks įdomus dalykas man pilingai odos. Ką jūs apie juos galvojat? Jeigu ir naudoti, tai tik griežtai neabrazyvų, kad tai nebūtų abrazyvi priemonė, nes mūsų galvos oda yra be galo jautri. Jis yra gerokai jautresnė negu veido oda. Tai jeigu mes jau veidą nušveisim su šveitiklio abrazyviu, tai mes pamatom iš karto vizualiai, koks yra vaizdas, rezultatą. O galvos oda, tai jinai dengta plaukais nebereikalo gamtos taip sudėliota, kad jinai turėtų apsaugą nuo aplinkos. Tai jokiais būdais neabrazyvus pilingas. Ir jeigu jau ir noras yra, kažkokios ten odos problemos, tai dažniausiai būna kažkokie atpalaiduojantis kremai, kurie turi savy alijošiaus, dažniausiai iš tikrųjų arbatmedžio, rozmarino kokio aliejaus, kas veikia antibakteriškai ir truputėlį padeda sebrumą ir jo išsiskyrimą pareguliuoti. Tai mano tokia nuomonė, kad jeigu ir naudotai labai labai retais atvejais ir tai iš tikrųjų turbūt net ir pas meistrą geriau būtų ten kas kelintą kartą, bet praktiškai niekam nereikalinga, kai išmoksta plauti galvos odą, tvarkingai išsišampunuoti galvą, gerai žmogus ir tinkamą šampūną pasirinkti, jiem jo nereikia, tiesiog. Nes aš manau, kad ir pats klientas jisai nelabai ir sugebėtų su ta priemonė gerai išsivalyti galvą, nes kaip mes pačios, klientą pasiguldom, sruogą keliam, matom, kur dėjom, kur nedėjom ir visa tai vyksta visai iš kitos akių prizmės, o pats gali, kaip sakoma, kaip kažkur pašveis, kažkur nepašveis, kažkur persistengs, tiesiog per stipriai padarys ir paskui žiūrės, kad ir jautrumas. Arba per ilgai palaikys. Po atveju, kad irgi tekia matyti ir seminaruose, sakykime, kada per ilgai palaikoma, kad ir ta pati atrodo nekalta priemonė, ar ne, ten labai jau saugi, lengva ir tik tai stirpdanti tą odos paviršių esantį riebaliuką, siekiant jį išvalyti, bet palaikius bent porą minučių ilgiau būna intensyvi reakcija, galvos raudonis ir kuris po to greitai nepraeina, tai įvairiausių yra atveju, tai klientai namuose prisipirkę savo kažko, tai gali labai daug prisižaisti, tikrai, nes. Taip, ir dažniausiai, jeigu, sakykime, ten būna aukso dulkės ar dar kažkas, tai gerbėmieji tikrai ne aukso dulkės, tai yra tiesiog plastikas nudažytas, kuris netirpus vandenį, kuris nukeliauja tiesiai į mūsų upes ir ežerus ir vandenį. Tai žuvytės jo paminta, o jeigu mes įkvėpsim, pateks į akis ar dar kažkur, kuo visą tai gali baigtis, tai tikrai ne. Pritariu Jolantai, kad mūsų odoms tikrai nereikia. Ir viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, kad mes galvą plaunam labai dažnai. Kai buvau mokymuose užsienyje, meistras palietęs mūsų plaukus pasakė labai paprastą frazę. Pas jūs visus yra labai išplauti plaukai. Tai reiškia, kad jūs per dažnai plaunat galvą. Sakau, bet tai kaip? Mes juk prakaituojam, šylam, dulkės. Sako, vis tiek reikėtų plauti rečiau, nes jūs arba kažkuo labai labai švelniu. Ir tada pradėjau stebėti ir iš tikrųjų tas jaučiasi, kur moterys plauna kiekvieną dieną plaukus ir tos, kurios plauna kas 3 dienas, 4. Ir, sakykime, labai akivaizdus vaizdas yra su mano viena klientė, kuri anksčiau iki vaiko gimdymo plaudavo kiekvieną dieną ir dabar plauna kas 4 dienos. Plaukų kiekis, plaukų sveikata ir plaukų grožis skiriasi diena ir naktis. Aišku, jinai nesportuoja, į sporto klubus nevaikšto, aišku, jinai į baseiną nevaikšto, jinai būna namuose su vaikučiu, bet jinai sako, aš susirišu ir aš nejaučiu, kad jie yra neplauti ir sako, žinai, kuo toliau, tuo labiau, aš po 4 dienų jaučiu, kad aš jos dar galiu neplauti. Taip. Tai tai tas, kad, sakykime, jeigu jūs nesportuojat, neplaukėt baseinę ir galit sau leisti pabūti neplautom galvom ilgiau, dieną, 2, aš manau, kad visai geras variantas. Tas sebrumo išsiskyrimas yra reikalingas realiai, nes ypatingai žmonės, pavyzdžiui, kurie turi psoriazės, žvynelinės ar ne ir įvairiausias odos problemas,
jie iš vis yra linkę plauti galvas kiekvieną dieną, bet tai vėlgi yra labai blogai, nes dar labiau išsausini, o tas riebaliukas, liaudiškai tariant, tas sebrumas jis yra reikalingas gyvybiškai tai odai padengti, ją atsistatyti ir toliau išlikti gyvybingai tokia, kaip jinai turi būti. O vat mes ją paimam ir išplaunam iš karto. Aišku, visi tie dažniausiai šitom probleminiam dalim gydyti šampūnai, jie turi daugiau savy visokių drėkiklių ir tuos švelnesnius sulfatus jau, nes ir dėl to ir palieka tokį tarytum nešvaros riebalo pojūtį jo plaukuose, nes jeigu atpaimtume mes ar tu ar aš, pavyzdžiui, išsiplautumėm plaukus, kai jie turim galvos odos problemų, tai tikrai atrodytų pakaušis sulipęs. Nu, toks būtų jausmas iš pat pradžių, nes tiesiog. Taip. Na, aš pati tai asmeniškai plaunu 2 kartus į savaitę galvą. Tai man taip ir gaunasi, kas 3 dienas. 3 diena panašiai taip. Jeigu dar porą gali gražiai tiesiais išeit plaukais, jau po to pasistegi dar vieną dienelę ir kažkaip išeini, galbūt skyrimo pakeisti, skyrimo vietą galima pakeisti truputėlį. Tiesiog aš būna. Ir žinoma, stengtis neliesti plaukų, kiek įmanoma, aišku, mažiau krapštyti. Mažiau galvą jo masažuoti. Taip, kuo mažiau lieti, tuo mažiau riebaluojasi. Iš tikrųjų, tai yra mechaninis tas toksai plauko. Nes mūsų ranko nešvaru visi. Viskas surenka plaukučiai. Grįžtant prie probleminių tų dalykų, kaip tu sakai, išsiskiria tas riebaliukas. Kodėl jis išsiskiria? Mūsų oda pradeda gydyti pati save. Ir mes jį ir vėl nuplaunam. Nu, tai nieko gero. Tai tada reiškia, kad bent vieną dieną leiskim tai odai save pagydyti ir tada jau išplauti. Tai aišku, žiūrėti dar iš tos holistinės pusės, kad vandens turbūt trūkumas mūsų organizmuose yra vienas pagrindinių dalykų ir tiesiog stengtis jo ieškoti geresnį variantą tinkantį savo. Tai aš galvoju, kad mes šiandien dienos pokalbį baigime šią tokią temą, probleminę temą, ar ne, jinai, manau, yra aktuali. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Jeigu patiko, dar žiūrėjote iki galo, paspauskite laiką. Jeigu patiko mūsų pokalbis, prašome pamėgti mūsų kanalą ir pasidalinkite komentaruose, kokiom temom norėtumėt pasikalbėti kitą kartą. Ačiū Jums. Labai ačiū už dėmesį. Ačiū visiems.